O Viešpatie, pasigailėk mūsų visų ir duok lengvas mirtis nekankinačias. Nenorime mirti, kaip nedorėlį miršta, bet norime mirti tau, tavo akivaizdė, tavo globoje, tavo meilėje. Nesiūs mus Viešpatie kankinačio agoniškų mirčių. Padėk numirti ramiai ir su mylinčia širdimi, bebūdint tau šalia mūsų. To prašome per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Mes nieko nestokosime, bet galėsime turėti ir dar duoti, padėti kitiems. Įgalink mūsų rankas pasiekti visus, kuriuos turime pasiekti. Padėk Viešpatie, padėk tiems, kas šaukiasi tavo vardą, kas yra nesuprasti ir jaučiasi apleisti. Padėk mums būti tavo šviesa, o Dieve. Padėk per mus, kad tavo vardas būtų šlovinamas danguje ir ant žemės, kad visas gyrius būtų tik tau vienam. Nes tu esi to vertas, tu esi vienas galingasis, tu esi viešpačių viešpats ir visos žemės, dangaus ir žmonijos valdovas. Kaip parašyta Filipiečiams 2 skyrius 9-11 eilutės, todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauso kiekvienas kelias danguje, žemė ir po žemę. Ir kiekvienas lūpos Dievo Tėvo šlovai išpažintų Jėzus Kristus yra viešpas. Ir šaukimas būti Jėzaus mokiniais. Mato Evangelija 5 skyrius 16 eilutė. Taip, te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje. Tai įvyksta tavo valia, o Dieve, tegu būna viskas, ko tu nori, o ne mes. Kaip parašyta Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Te pasiekė tavo ausis mano maldą ir tai įvyksta viskas, ką aš pasakiau balsu čia ir dabar, per Jėzaus Kristaus vardą. Amen, amen, amen. Ačiū visiems, kas klausėsi. Jeigu jums patiko, sekite mano kanalą ir čia sužinotysite naujienas, paaiškinimus, kas kaip vyksta. Tai tikrai yra įdomus dalykai, verta žinoti ir prašyčiau prisijungti prie manęs, tada prisiregistruoti, tada jūs iškart matysite, ką aš naują įdėjau, kad galėtumėte iškart pamatyti, susipažinti ir išgirsti Jėzaus vardu. Ačiū už dėmesį.